komandoje Vaidotą Pridotką, kuris pelnė 7 taškus. Na, pats Grigorijus Šuchovcevas taip pat atsilieka labai nedaug, jo sąskaitoje 6 taškai. Gintaras Leonavičius 2 baudos metimais lygina rezultatą, kol kas Nevėžis 100% taiklumu. Meta baudos metimus 8 iš 8. Dabar turi šansą išsiveržti į priekį. Gintaro Leonavičiaus treniruojami Nevėžio krepšininkai. 3 minutės ir 10 sekundžių iki kėlinio pabaigos ir taiklus metimas iš toli. Audrius Mineikis. Pirmasis jo bandymas šiandien ir pirmoji sėkmė. 3 taškai, išvedantis į priekį jau aikštė šeimininko ekipą. 30-27 Vaidotas Pečiukas. Taip pat taiklus metimas. 30-30. Antrasis kėlinys dabar jau galima sakyti drąsiai daug rezultatyvesnis. Įsibėgėja po truputį abiejų komandų lyderiai, prisišaudo snaiperiai. Po 4 tritaškius jau yra pataikę abu klubai. 5 sekundės Nevėžio atakai. Aidas Viskontas ryžtasi tolimam metimui. Atkovoja kamuolį Valdas Vasilius. Na, jo ėjimas iš tiesų sustiprino Nevėžio komandos žaidimą po krepšiais. Kova dėl atšokusių kamuolių. Porą jų jau po varžovų krepšių nusiėmė Valdas Vasilius. Marius Runkauskas. Krepšio užtvirtėjo dabar jau dvigubą gynybos dėžutę. Išsivaduoja iš šios Klaipėdos komanda, tačiau metimas netaiklus. Ir lygioje vietoje pameta kamuolį Aidas Viskontas. Jau visą dėmesį buvo nukreipęs į priekį, žiūrėjo, kur laisvesnis komandos draugas, kaip galima greičiau pratęsti šią greitą kontrataką ir paleido kamuolį iš rankų. Minėjau sezono pradžioje, pačią pirmąją reguliariojo sezono dieną. Laimėjo Klaipėdoje Nevėžio klubas, tačiau šiandien prieš juos žaidžia tas Neptūnas, kuriame net 6 nauji krepšininkai, tie žaidėjai, kurių nebuvo pirmajame tarpusavio mače. Valdas Vasilius, Neptūnas arčiau krepšio. Ten galingai žaidžia 10-asis numeris Audrius Mineikis. 5-asis jo taškas ir vėl Nevėžis priekyje 2 taškais, 30-30. Paulius Pačiuipa. Panaši situacija vėlgi leidžia grumtis tokiais momentais rungtynių arbitrai, nepuldami fiksuoti pražangų už kiekvieną prisilietimą. Tačiau šį kartą Pauliui Pačiuipai nepavyksta pelnyti taškų. Prasidėjo paskutinė antrojo kėlinio minutė. Valdas Vasilius. Vėl prasiveržimas į baudos aikštelę. Grigorijus Šuchovcevas apsigina. Mažutis. Grigorijus Šuchovcevas. Ir pražanga Valdui Vasiliui. Kirtusiam per rankas Klaipėdos Neptūno komandos centro. Antroji pražanga Valdui Vasiliui ir Grigorijus Šuchovcevas prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis baudos metimas, 32-31. Vėl skrieja pro šalį, šiandien stabiliai 50% taiklumo baudos meta Klaipėdos vidurio puolėjas, 3 iš 6. 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Šuchovcevas blokuoja Bruno Stamkaus metimą. Jonalas Alenas. Paskutinės antrojo kėlinio sekundės, kol kas kamuolys Aleno rankose. Žais 1 prieš 1, taip meta ir netaikliai tai daro Neptūno komandos amerikietis, o atsakymui, Nevėžio komandos atsakymui šiame kėlinyje laiko jau nebelieka. Na, turės jo pakankamai antroje rungtynių pusėje aikštė šeimininko, o kol kas 32-31, jie pirmauja 1 tašku.
tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių, kur po didžiosios pertraukos ką tik prasidėjo trečiasis kėlinys ir pirmoji svečių ataka, netaiklus metimas, šansas Nevėžio komandai. Po dviejų kėlinių 32-31 atkakliose rungtynėse 1 taško persvarą turi Kėdainių Nevėžis. Per pirmasias 20 minučių 6 kartus keitėsi pirmaujantį komandą, dar 6 kartus rezultatas buvo lygus. Ir svarbiausi statistikos rodikliai: apylygė kova dėl atšokusių kamuolių 23-22. Neptūno komandos naudai Nevėžis dažniau klydo 6-4 ir galima būtų išskirti labai žemą abiejų komandų dvitaškų pataikymo procentą. 35 Nevėžio komandoje, tik 28 Neptūno ekipoje, tačiau tai yra daugiau pirmojo nerezultatyvaus ir netaiklaus kėlinio rezultatai. Antroje rungtynių atkarpoje per antrąjį ketvirtį abi komandos atakavo jau kur kas taikliau, tiek iš 2, tiek iš 3 taškų zonos. Vaidotas Pridotkas 11 jo taškas šios dienos rungtynėse, vėl mažinantis skirtumą iki minimumo 34-33. Rezultatyviausiai Nevėžio komandoje per pirmosius 2 kėlinius žaidė Leonavičius ir Stankus, pelnė po 7 taškus. Neptūno komandoje 9 yra įmetęs Vaidotas Pridotkas, 7 Grigorijus Šuchovcevas. Nevėžio komandoje ir toliau ant atsarginių žaidėjų suolelio sėdi Povilas Butkevičius, 9 numeris, kuris pirmajame kėlinyje su paprasta akių traumos žydru. Tačiau jis kol kas ir toliau lieka ant atsarginių žaidėjų suolelio, kaip lieka nuo pat pirmųjų rungtynių sekundžių sėdi ir Mindaugas Sakalauskas, Nevėžio komandos kapitonas. Žaidė turėdamas traumą, kojos traumą Mindaugas Sakalauskas, jis apšilinėjo taip pat prieš rungtynės ir per didžiąją pertrauką, tačiau matyt jis tik dar nėra pilnai išsigydęs savo susižeidimo. Mindaugas Sakalauskas ir Gintaras Leonavičius kol kas jo į aikštę leisti nesiryžo, galbūt ir bandys išsaugoti jį, nenorėdamas rizikuoti dar blogesnėmis pasiekmėmis Nevėžio treneris iki pat rungtynių pabaigos. Tuo labiau, kad Žydrūnas Stankus dabar išlygina rezultatą 36 sužaidus 2 minutės ir 30 sekundžių trečiajame kėlinyje. Antrąjį kėlinį Nevėžis laimėjo 20-18 ir abi komandos antroje atkarpoje žaidė jau daug rezultatyviau negu per pirmąjį kėlinį, per kurį abiem ekipom kartu sudėjus pavyko pelnyti tik tai 25 taškus. Žydrūnas Stankus įsisiautėjo Nevėžio lyderis. Jeigu per pirmąjį kėlinį buvo pavykę pristabdyti Neptūno komandos gynybai, tai antrajame ir štai dabar trečiajame jis vis dažniau daužo savo varžovų gynybą.